Jį liečia ir kitus Palucko partnerius. Tuos, su kuriais socdemų lyderis valdo Lietuvos valstybę. Darijus Vilčinskas buvo liudininku demokratų lyderio Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio vestuvėse. Be to, šis verslininkas ir toliau varto milžiniškas pinigų sumas. Daug medžiagos labai surinkta yra įvairiausios. Man atrodo, kad premjeras turėtų atsakyti dėl buto įsigijimo, ten tų kainų skirtumų ir aplinkybių. Saulius Skvernelis neslepia, kad verslininkas Darijus Vilčinskas yra geras jo bičiulis ir primena, jog Vilčinskas palaiko artimus ryšius ir su kitais žinomais politikais. Jeigu jau švento žmogaus Vytauto Landsbergio knygas ir jo sūnaus knygas remia pinigais verslininkas Darijus V, tai man atrodo, kad ir verslininkas yra šventas. Landsbergio sūnus VV Landsbergis yra Darijaus Vilčinsko dukros krikštatėvis. Tai va, tu čia Lietuva kokia mažai yra. Aš kaip faktą menu, aš nekeliu klausimų, kadangi aš pats labai seniai, daugiau negu 25 metų turbūt bendrauju su Dariju. Bendrauju ir bendrausiu. O dabar papasakosime apie didelius pinigus, kurie Gintautą Palucką lydėjo didžiąją dalį praėjusio dešimtmečio. Ir lydėjo ne bet kaip, o negrąžinamų paskolų pavidalo. Taip pat įrodysime, kad pareigas einantis premjeras ne tik buvo išlaikomas su abejotinos reputacijos verslininkų susijusios įmonės, ne tik turėjo su jie bendrą verslą, bet ir veikė šio verslininko naudai, užimdamas aukštas politinės pareigas. Reikėtų pademonstruoti šiek tiek atsakomybės ir jeigu norime, kad ten atsirastų koncertų salė, turime tuos priimti sprendimus ir efektyviai galų gale parodyti savo politinį įgalumą. Vertinti bendrai žurnalistinius kažkokius pamastymus, manau, kad nėra ko tenai skatinai įsivertinti. Bet jums klausimų kelia, tie tyrimo detalės? Kai kurie gal ir kelia, tik tais kiek aš žinau, kad tas Vilčinskas labai artimas būtent Landsbergių draugas šeimos, tai nelabai čia suprantu iš vis, kaip čia tas įsipaišęs yra situacija, nes jeigu aš neklystu, tai ponas Vilčinskas ir Vytautas Landsbergis yra bent 30 su virš metų geri draugai, pažįstami, artimi bičiuliai ir finansinis rėmėjas jo yra. Tai kažkaip tai būtų gerai, kad jeigu tyrimus atliktumėm, tai ir visus politikus suminėtame tyrime. Aš tik premjerui, kaip sakau, stiprybės, juokis ir net nereaguokit tai, kas vyksta. Istorija, naujos aplinkybės ir atrodo daug rimčiau visą tai, kas yra pateikta. Jeigu anksčiau, kai kas įkliuvo paskolas gaudamas dėžutėse, tai dabar panašu, kad buvo sukurtos schemos tokioms paskoloms rafinuočiau įgyti pavidalą, rafinuotesnį ir mažiau apriepiamo teisėsaugos galimybėms tiesiogiai tuo metu pamatyti tai, kas vyko, nes panašu klausimų, kad paskolos būtų grąžintos. Šiai dienai neturime, jeigu paskolos nėra grąžinamos ir jos teikiamos neatlygintinai, tai turbūt turėtų vadintis ne paskolomis, o kitą vardą. Tai aš panašumo į kyšių daugiau kol kas nieko nematau. Jeigu nebus pateikti dokumentai, atsiskaitimai su paskolų davėjais, įrodantis, kad buvo grąžinta, tai turbūt toks įspūdis ir liks. Klausimas šitoje vietoje yra, vis dėlto ne apie kokias senatis ar apie tolimą praeitį, bet apie pareigas einantį premjerą, kurį vis pasimėja tokios istorijos, kur klausimai yra daugiau negu atsakymų. Tai tuo labiau norim ir šiandieną ir salėje išgirsti iš pačio premjero, gal vis dėlto jis kažką atsiminė, nes jisai parodo per paskutinėsias dienas labai daug ką pamirštantis ir pamirštantis ne tik deklaracijas, šias deklaracijas, bet primintina ir ankstesnės deklaracijas, tiek ir Turkijos ir Brazilijos, jos taip pat buvo premjerui primintos ir tik tais, kai išryškėjo atvejai iškilo į paviršių, tada tik tais jos būdavo patikslinamos. Tai tiek, kiek dabar matome, ką premjeras yra pamiršęs, ko jisai neprisimena, kokių santykių ar su Iltės lankymosi, ar su santykiais paskolų davėjais, tai tikrai lieka didelė ir atvira klausimų erdvė, o ko dar premjeras neprisimena ir ko nėra pasakęs savo deklaracijose, ko šiai dienai mes nežinome. Tai tikrai mūsų akimis toks premjeras neturi pasitikėjimo ir jisai nebegalėtų eiti tikrai pareigų. Todėl principinis prezidento vertinimas šitoje vietoje yra ypatingai svarbus ir lauktinas, jeigu pačiam premjerui būtų sudėtinga asmeniškai priimti ryžtingą politinę apsisprendimą. Tvarka pratęsti klausinėjimą, klausimas yra ypatingai svarbus.
Ar vienas buvo klausimas užduotas, ar kai liberalai kolegos 18 klausimų uždavė, visą laiką išnaudojot premjerė atsakinėdamas į visą laiką, nesudarydamas galimybės užduoti klausimų. Iš jūsų atsakymų nelieka aiškiau apie jums nesueinančius sąskaituose bent jau apie 500 000 eurų sumos ir jūs laidote juokelius iš tribūnos, netgi apsimeluojate čia, kaip ir žiniasklaidoje neseniai prie senelės tai padarėte, teigiate, kad jūs pakvietė verslą vystyti Vilčinskas, o raštu pateikdamas atsakymą pasakėte, kad jokių bendrų verslo interesų neturite. Tai jau yra akivaizdus melas. Tai prašau, pratęs šios svarbių klausimų nagrinėjimą ir galimybę užduoti užsirašysiems kolegoms patikslinančius klausimus, jų tikrai yra labai daug, o neslapstytis po replikėlėmis ir juokeliais laidomais iš tribūnos konservatorių atžvilgiu. Ačiū, kolega, jūs iš tikrųjų turite tokią teisę prašyti, tai apsispręskim, Seimas balsuojant. Prašom balsuoti. Ačiū, balsavo 82 Seimo nariai, 27 už, 41 prieš, susilaikė 14. Pratęsimui nepritarta. Lika po balsavimo Ingrida Šimonytė. Ačiū labai posėdžio pirmininkė, tai jau turbūt ne kartą buvo patvirtinta, kad pono Palucko yra labai prasta atmintis, labai keista, kaip su tokia atmintim apskritai žmogus su darbu susitvarko, bet būtų buvę gražu turbūt padėkoti ir konservatorių frakcijai, kuri balsavo už dalį jūsų vyriausybės pateiktų sprendimų didinančių gynybos finansavimą, bet kaip pats ponas Paluckas sakė, kai didelių lūkesčių neturi, tai niekur nesitikė, tai tiesiog tegu lieka protokolui. Tai dėkojam visiems Seimo nariam, kurie dirba Lietuvos labui. Kolegos, šis klausimas baigtas, dar turime... Aš nekėliu klausimų, kadangi aš pats labai seniai, daugiau negu 25 metai turbūt bendrauju su Dariumi. Bendrauju ir bendrausiu. Aš kaip faktą, aš nekėliu klausimų, kadangi aš pats labai seniai, daugiau negu 25 metai turbūt bendrauju su Dariumi. Bendrauju ir bendrausiu. Aš kaip faktą, aš nekėliu klausimų, kadangi aš pats labai seniai, daugiau negu 25 metai turbūt bendrauju su Dariumi. Bendrauju ir bendrausiu.